Sveiki visi. Dabar gaminsim tokį pagardą žiemai prie mėsos, prie žuvies. Tam reikės cukraus, pomidorų, morkų, česnako, aliejaus, acto, druskos, paprikos ir cukinijų. Cukinija, jeigu tokia jau pagyvenus, tai nulupam odą ir išimam sėklas. Kaip aš štai dariau su šita, išėmiau tiesiog sėklas, jinai dar nėra labai tokia pagyvenusi, tai odą palieku, o kitas tiesiog nereikia nieko, taip imam ir pjaustam. Tiesiog pjaunam. Taip ir susismulkinam. Papriką taip pat pasismulkinam. Morkas. Pomidorus. Galim štai taip. Tik per pusę. Tokį kokteilį padarom. Ir taip visas daržovės susipjaustam. Viskas paruošta, man patinka, kad labai greitai. Dabar jungiam technikos stebuklą ir malam viską. Tarkuojam. Truputį taškose, atsargiai. Viskas sutarkuota. Štai gavus tokia graži košė. Dabar čia pilam cukrų. Truputį cukraus, aliejų, kol kas porą tokio šaukštelių, druskos, pipirų, dėsim pusę. Paskui paragausim. Gerai išmaišom. Ir pamaišom, troškinsim ant mažos ugnies apie pusę valandos. Žinoma, per tą laiką reikia paragauti druskos, ar užtenka, pipirų. Labai gerai išmaišom. Kai jau taip smarkiai iš visų pusių pradeda burbuliuoti, tada galim pradėti skaičiuoti pusę valandos. Ragaujam prieskonius, druską būtinai, nes kitaip nebus skonio. Aš įdėjau jau 3 šaukštelius su kaupu, arbatinius. Jau skanu. Dar dadėsiu pusę, paskui dar ragausiu. Žiemą viskas labai skanu, su mėsa, su žuvim. Tiesiog pasaka. Svarbiausia, nebereikia pirkti. Dar įmetu 3 lauro lapus. Ir dar paverdam. Įpilam pomidorų padažo.
Tai 4 šaukštai su kaupu. Išmaišom. Ir paverdam kokias 3 minutės dar. Dabar dar išgraibau lauro lapus, nes jie nebereikalingi. Pilam actą. Receptas, kaip visada po video. Dar užverda tegu. Pavirsiu minutę. Ir galima bus pilstyti į stiklainiukus. Viskas paruošta. Gerai išmaišom. Pilam į indus. Indelius tai yra iškaitintus 200 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. O dangtelius sterilizuoju su spiritu, su degtinė tai yra. Galit su spiritu. Dar dadedam. Ir gerai užsuku. Truputį karštą. Galima apversti. Čia netinka. Darau į mažesnius talpos stiklainius, kad greičiau suvalgyti. Kad nestovėtų ilgai. Galima tokį pagardą naudoti į sriubas, į padažus kažkur tai. Paprasčiausiai tai taip valgyti. Prie mėsos ir prie žuvies. Nes labai skanu. Štai taip. Dadedam. Ir uždarom. Tvirtai užsukam. Ir taip visus. Daržovių padažas prie mėsos, žuvies, padažam, sriubom paruoštas. Gavosi apie 3,5 litro. Dabar apverčiam aukštyn kojom, apklojam kaldrom ir paliekam iki ryto, kol atvės. Jeigu norit daugiau receptų, prašom įsigyti mano naują knygą, to paremdami Skonių parką. Dabar kaip tik akcija, taip kad sėkmės ir skanaus. Lauksiu jūsų atsiliepimų. Taip pat nepamirškite prenumeruoti. Sveiki visi! Ką domina konservavimas? Štai nauja knygutė Skonių parko, geriausi konservavimo receptai. Jau jų liko nebedaug. Tai čia galite rasti agurkų, daug receptų, moliūgo, kaip virsta į mangą, kaip užsimarinuoti pievagrybius, grybus, šaldyti, marinuoti.
taip pat skumbrės, aliejuje įvairi kita žuvis. Skyriai perskirti mano autoriniais meno darbais, plovas stiklainyje, šoninės keli būdai sūdymo, mėsos ir daržovių užtepėlė, košės įvairios, mėsa, cukinija, daržovių užtepėlė, daržovių aserty, pomidorų cukinijų padažai, prieskoniai sriubom ir padažam, daržovių mišrainė be acto, be cukraus, cukinijų daug receptų, įvairių mišrainių, kopūstų. Taip kad pasirinkimas labai didelis, padažai visokie. Ta puikia knygutė galite įsigyti internetu, knygos LT ir patogu pirkti. Tai labai lengva, po video bus nuoroda, tiesiog paspaudžiate nuorodą ir atsirandat puslapį, kur galite nusipirkti. Tai geriausia dovana sau ir savo artimiesiems. Sėkmės ir skanaus!